kokybė ar kaina? Ar tu kvepiniesi kvepalais, ar tualetiniu vandeniu, o gal parfumuotų vandeniu? Kiek moki už tą kvapą? Čia labai svarbu atsirinkti, ko mums iš tikrųjų reikia. Kvapas yra toks dalykas, tu jo ant kaklo nepasikabinsi, kad aš jau čianais Dolce Gabbana, ar Versace, ar Christian Dior nešioju kvepalus, ar ne? Kvapas, jisai yra nematomas, bet jisai labai skaniai kvepia ir kvapą tu turi rinktis pagal savo vidų, pagal savo nuotaiką, pagal savo, kaip pasakyti, pojūtį ir visiškai čia kaina neturi reikšmės. Nebūtinai išleisti kvepalams 200–300 eurų. Šiandien, jeigu perkate kvepalus už 20 eurų, galiu atsiųsti sąrašą, už 20 eurų perkant, kitas kvapas bus tik 10 eurų. Tai šiandien darau tokią akciją, jeigu reikia kvepalų sąrašą, būtinai rašyk asmeniškai, susisieksiu. Ir va šitas kvapas 20 kvepalai su feromonais, jie yra labai šviežus, gaivus, vasariški, stiprinantis pasitikėjimą savim, duodantis gerą nuotaiką, nes feromonai tai yra lakios, bekvapės medžiagos, kurios įtakoja mūsų pasąmonę ir pas mus atsiranda tas toksai geras jausmas, sako, traukiam priešingą lytį. Šiaip mes visi feromonų turim, bet su metais mes juos prarandam. Tarp kitko, jeigu matai šitą laivą ir tu juo pasidalinsi, užtaginsi 2 drauges ar 2 žmonės į komentarus, parašysi komentaruose 2 žmonių, kaip sakyti, vardus, užtaginsi, tai gali laimėti šitą kempinėlę, kuri yra faina tuo, kad jinai valo viską nuo kietų baldų, nuo kietų paviršių. Vat pavyzdžiui, aš netyčia prieš nežinau kiek metų važiavau ir atbula įsirėžiau šiek tiek į savo vyro mašiną, kuris stovėjo šalia kieme, labai tai buvo prastai pastatyta, mano mašina buvo raudona, jos sidabrinė ir ten liko dažai. Tai ką aš dariau, aš greitai tą kempinėlę pasiėmiau, susišlapinau ir iš karto puoliau valyti. Ir žinokit, neliko ant jo mašinos jokių raudonų mano dažų. Tai ką noriu pasakyti, kad šita kempinėlė valo viską, vonioja, jeigu yra kažkokie tai papilkėjimai, parudavimai, jeigu jūsų batai yra lakiniai ir jūsų nosis yra apsidaužę batų, ar ne, ir tie juodi dryžiai, nuvalo šita kempinėlė viską. Taip, kad kas pasidalins šituo laivu, tai gaus dovanų šitą kempinėlę, išsiųsiu, jūs man tik tai atsiųskite paštomato koduką ir tą pačią dieną galėsiu išsiųsti. Siuntimas neįskaičiuotas, tiesiog mano yra skiriamas prizas ir šitas su dolomitų kempinėlė, jinai labai visus paviršius kietus išvalo. Taip, kad dalinkite šituo laivu, į komentarus rašykite pasidalinau, užtaginkite 2 drauges ir 2 žmonės ir kažkam tai atiteks šita nuostabi kempinėlė, jau pirmadienį vakare paskelbsiu. Tai va, grįžtant prie to, ką tu renkiesi, kainą ar kokybę. Tai jeigu mes kalbam apie kvepalus, tai sakau, galima mokėti už kvepalus 20 eurų, bet jeigu tas kvapas patinka, jeigu jis yra fainas, šiandien yra proga įsigyti vieną perki, kitas pusę kainos. Tai jeigu kainuoja 20 eurų, tai vieną perki už 20, o kitą už 10. Nori, atsiųsiu kvepalų asortimentą, sąrašą. Dabar kitas dalykas, kalbant apie mūsų sveikatą. Dabar mes turime labai tokį pavasarinį orą, čia atrodo karšta, saulė užšviečia, čia jau vakare šalta ir būtinai reikia pasirūpinti savo imunitetų sveikata. Mes visi turim kažkokių tai maisto papildų, mes kažką tai naudojam, kad sveikatą stiprinti, bet su maistu mes jau nebegaunam tiek daug reikalingų maisto medžiagų, mineralų, vitaminų ir todėl reikėtų savo racioną papildyti maisto papildais ir aukštos kokybės maisto papildais. Čia taupyti jau negalima, jau čia nėra kur taupyti. Ir ką noriu pasakyti apie maisto papildus. Jeigu tau kraujuoja dantenos, jeigu tu jauti nuovargį, jeigu tu blogai miegi, jeigu pas tave stresas, tau būtinai reikia vitamino C ir vitaminas C bomba, jisai yra po 2 kapsulės geriama, jeigu pavyzdžiui jauti
kad jau kabinasi kosulys, slogytė, gerklės perštėjimas, šitas vitaminas C bomba padaro stebuklus. Aš naudoju jį visada, kai jaučiu kažkokius tai simptomus. Ir reikia užgerti 200 ml vandenį. Ir aš, pavyzdžiui, jaučiu, kad mano oda dabar yra kažkaip ypatingai sausa. Netgi, kai būna odelės, išsausėja, atrodo manikiūras padarytas, bet kabinasi visokie tokie, atrodo lūpos sausesnės, oda tokia sausesnė. Tai vitaminas C yra reikalingas tam, kad visos sistemos galėtų dirbti ir galėtų aprūpinti mano organizmą visom reikalingom medžiagom. Dabar vitaminas C bomba šitas, tai yra hitas organinių maisto papildų rinkoje. Sukurtas Nutrikot kolekcijai bendradarbiaujant su medicinos mokslų daktaru Tomašu Ježevskiu. Sudėtyje yra tik natūralūs ekstraktai, jie yra išskirtinai turtingi vitamino C šaltiniai, kurio biologinis prieinamumas yra daug didesnis nei sintetinių. Todėl organizmas jį pasisavina ir panaudoja efektyviau. Vitaminai, bioflavonoidai ir mineralai esantis malgapijos acerolo vaisiuose, Indijos agrastuose, erškėtuogėse ir juodmirtės camu vaisiuose visapusiškai palaiko visą organizmą. Dabar klausykit, kodėl jis toks ypatingas. Priešuždegiminis poveikis, antioksidacinis poveikis. Kiekviename vaisiuje yra ne tik vitamino C, bet ir polifenolių, flavonoidų, karotinoidų, vertingų antioksidantų, kurie stipriai apsaugo nuo žalingo laisvų radikalų poveikio ir apsaugo ląsteles nuo pažeidimų. Tai reiškia nuo netgi onkologijos susidarimo. Priešuždegiminis poveikis. Erškėtis, Indijos agrastas ir malgapija acerolo mažina sąnarių sustingimą ir skausmą bei palaiko bendrą mobilumą. Todėl rekomenduojami žmonėms sergantiems degeneracinėmis lygomis ar kitomis uždegiminėmis lygomis. Širdies ir kraujagyslių sistema. Visi vaisiai yra, ypač Indijos agrastai ir erškėtuogės, dėl savo antioksidacinio priešuždegiminio poveikio gali padėti pagerinti lipidų profilį, sumažina kraujospūdį ir pagerina kraujagyslių veiklą. O Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygom žmonės miršta antroje vietoje pagal pirmaujančias ligas. Odos sveikata ir išvaizda. Vitamino C derinys su kitais bioaktyviais junginiais palaiko kolageno gamybą, gerina odos elastingumą, mažina raukšles ir apsaugo nuo UV spindulių. Tai vadinasi, mes netgi apsaugom save nuo blogųjų tų saulės spindulių, kurie pavasarį ypatingai saulė būna pikta. Imuninė sistema. Vitaminas C sustiprina imunitetą, padeda organizmui kovoti su ligomis ir greičiau atsigauti. Hormonų pusiausvyrą, Indijos agrastai, juodmirtė. Palaiko hormoninę sveikatą, reguliuoja menstruacinį ciklą ir gerina savijautą. Žinokit, fantastika, jokie skausmai mėnesinių daugiau nebevargina. Tai yra kaifas, tai yra malonumas gyventi ir džiaugtis savo sveikata. Energija ir gyvybingumas. Vitaminų ir mineralų gausa gerina nuotaiką, mažina nuovargio jausmą, padeda išlikti aktyviems, susikaupusiems visą dieną ir didina atsparumą stresui. Wow! Tai va dėl to jo kaina yra 73 eurai. Va dėl to, kad čia yra toks kompleksas. Ir čia nėra, žinokit, pataupyt, kur mes, sakau, už kvepalus gali mokėti 20 eurų, ne? Bet jau, kai kalbam apie sveikatą, jau čia nėra kur taupyti. Ir šiandien aš darau akciją 20 eurų. Jūs perkat vitaminą C bombą ne už 73, o už 53. Jūs taupot 20 eurų. Taip kad jeigu norite, turiu dar 3 paskutinės už tą kainą pakuotės, šitas stiklinės bankutės, rašykite asmeniškai, jeigu norit, kad rezervuočiau. Ir nepamirštam, kad mes nesuvalgom tiek vitamino C. Tu gali visą suvalgyti puokštę obuolių, kivių, mandarinų, apelsinų, bananų, bet tu negausi tiek vitamino C, kokia yra paros norma. Čia šitose 2 kapsulėse yra visa paros norma, kurią tau reikia gauti. Tuo labiau, kad jeigu tu ir daugiau išgersi, tu nepadauginsi. Tu tiesiog pasišalins viskas tau su šlapimu. Dabar žiūrėkit, jeigu, pavyzdžiui, duodam vaikučiui, šitą kapsulę išsileidžia. Jinai tiesiog išsileidžia iš aukštuką. Nenoriu dabar tiesiog jos gadinti, išleisti. Bet gal reikėtų jums parodyti, kaip jinai išsileidžia.
Nu, tai dabar parodysiu. Va, jinai išsileidžia štai taip. Paimam ir žiūrėkite, jinai išsileidžia. Va. Va. Ir viskas subyra į jūsų vandenuką, į jūsų kažkokį tai šaukštelį ir galite duoti vaikui. Žiūrėkit, kiek byra ilgai. Ojai, pribarščiau aš čia nemažai. Va, ir jinai pasidaro tuščia, va, kapsulę išleidau ir žiūrėkit, koks vaizdas yra. Va, jinai yra tokia. Va, milteliai yra jau išleisti iš kapsulės. Jeigu jūsų vaikas nepraryja, tai galima va tai va padaryti tokį dalyką. Ir dabar aš paragausiu. Šiek tiek tas rūgštelė jaučiasi, bet visai skanu, žinokit. Tikrai, labai skanu. Tai va, tai žodžiu, ką norėjau pasakyti. Visi, kas dalinatės šituo laivu ir užtaginate 2 žmonės, 2 draugės, galite laimėti štai šitą kempinėlę, kuri nuvalo visus kietus paviršius, netgi automobilių dažus priliestus prie jūsų mašinos, batai, kaip būna lakiniai su tais brūkšneliais apdaužyti ar kažkokie tai dar yra dryžiai. Tai viską valo ir vonioja, jeigu yra parudavimai kažkokie, tai visus kietus paviršius valo, bet jinai pati šiek tiek tada sutrešta ir jinai padaro savo darbą, išvalo ir, pažodžiu, pašlapinam kampą ir va, labai gerai turėti ir mašinoje, ir visur su savim, nes tas dolomitas, jisai, kaip sakau, tam ir skirtas. Tai va, tiek norėjau su jumis pasidalinti šiandien. Jeigu buvo naudinga ir manai, kad kažkam kitam galėtų būti šitą informaciją naudinga, būčiau labai dėkinga, jeigu pasidalintum. Jeigu matai įrašą, tai parašyk komentarus grotažymė įrašas ir jeigu nori laimėti šitą kempinėlę, būtinai pasidalink ir į komentarus parašyk pasidalinau ir užtagink 2 drauges. Išsiųsiu šitą kempinėlę, ištrauksiu burtų kelių laimėtoją jau pirmadienį vakare. Tai turite laiko dar pasidalinti ir siuntimas neįskaičiuotas. Man atsiųsite koduką ir aš išsiųsiu jūsų nurodytų adresu ir taip galėsite pradėti naudoti. Tai va, tiek šiandieną. Jeigu dar kažkokių tai klausimų, jeigu galiu kažkam tai būti naudinga, tai rašykite asmeniškai ir iki kitų kartų. Gražios dienos ir geros nuotaikos, sveikatos. Iki sakau visiems.